Ryte atsigėrė vandens, kurį vakar vakare įsipylė. Ir jisai nebeskanus. Kodėl? Yra keli faktoriai. Pirma, vanduo ką tik šiaupo yra vėsus. Bet pastovėjęs per naktį, jisai sušyla iki kambario temperatūros. Mes kitaip jaučiame skonius pakitus maisto arba gėrimo temperatūrai. Pavyzdžiui, ar esi bandęs ką nors valgyti šaltą sriubą? Ne tas pats. Antras faktorius. Vandeniui šylant ir laikui bėgant, iš vandens pabėga deguonis ir kitos ten susikaupusios dujos. Juos galima matyti kaip burbuliukus po vandeniu prilipusius prie vandens stiklinės. Tai mes galime pabandyti atkartoti su vakuumo kamera. Trečias faktorius. Į atvirą indą dažniausiai prikrenta dulkių ir kitų nešvarumų. Kas tavo miegame, greičiausiai yra tavo pleiskanos ir kitos odos dalys. Niam. Ketvirtas faktorius. Per naktį stovint vandeniui, jame ištirpsta CO2. Taip šiek tiek parūgštinant vandenį susidariusi angliarūgštį. Tai galime paspartinti, tiesiog burbuliuojant iškvėptą CO2 per vandenį. Ir visą tai sujungus, mes gaunam tikrai neskanų vandenį. Bet jeigu nori per naktį jo išvengti, tiesiog laikyk vandenį uždarytam